Šiandien toliau kalbėsime apie mąstymo klaidas versle ir paliesime mūsų įsivaizdavimus apie vertę, nuostatą, kuris skambėtų klientai visada suvokia, kokią vertę kuriu. Jeigu mes kuriame vertingus dalykus, o klientai nereaguoja taip, kaip mes tikimės, galbūt darome mąstymo klaidą. Pavyzdžiui, mes manome, kad tai, kas yra akivaizdu mums, yra savaime suprantama klientui ir todėl jam nieko apie tai aiškinti nereikia. Deja, klientui nesuvokta vertė niekada nebus vertė. Ką reiškia kurti vertę, kaip liesti kliento suvokimą, kodėl manome, kad egzistuoja savaime suprantama vertė ir kokia psichologinė nuostata slypi už to. Šiandien šnekučiuosimės apie tai su rinkodaros ir komunikacijos konsultantu, kūrybinių projektų autoriumi Gintaru Šepučiu. Labas, Gintarai. Labas, Rasa. Jo. Kadaise, nežinau, prieš 5 ar prieš 10 metų man buvo labai stipri įžvalga iš tavęs kaip verslo žmogui, kad kliento nesuvokta vertė tiesiog nėra vertė, nesvarbu, ką tu gerai bedarytum. Kaip tu pats žiūri į tai ir ką tu matai, kaip versluose mūsų reiškiasi tie dalykai? Tai aš labai mėgstu tokį pavyzdį, kurį dažnai pasakoju studentam, kad parodau konkretų vieną puodelį porcelianinį, kuris buvo įsigytas sendaikčių turguje, ten jeigu neklystu, ar tai už 3, prašė 5 svarų, įsigijo už 3, o rezultatai išsiaiškinus buvo Sotheby aukcione parduotas už 30 milijonų. Ir esmė tame, kad tas puodelis, jeigu jis yra išimtas iš konteksto ir yra parduodamas sendaikčių turgai, tai tau greičiausiai jisai yra, bevertis arba mažavertis, ar ne? Tuo tarpu, reiškia, iš tiesų tai yra Ming dinastijos laikų porceliano rankų darbo puodelis, kuris kažkada buvo pavogtas iš karalienės servizo ir paskui, galų gale išsiaiškino jo vertę ir pardavė už tikrąją jo vertę, tai yra 30 milijonų. Ir tada vis laik studentų klausia, sakai, tai žiūrėk, o koks skirtumas tarp to puodelio, kuris kur aš klausiu, o kiek jūs duotumėt nuradę Kalvarijų turgų, ir jie sakė, nepirkčiau, arba 2 eurus, arba ten 1 eurą. Ir tarp to, kad pamatėt, kad jis buvo parduotas už 30 milijonų, reiškia, ten tų svarų. Tai tada, reiškia, jie pradeda, susimastyti, kad vis tik tai vertė yra ne tik tame, kad pats daiktas yra gražus, bet kai tu iškomunikuoji ir visą su tuo daiktu susijusią istoriją. Ir kai tu ją iškomunikuoji, tada tas daiktas įgyja vertę. Tai labai panašiai yra ir versluose. Kada tu turi daiktą, iš kurį tu sergi, kurį tu padarai, ten per visus gamybinius procesus, per visokius kitokius dalykus, tu visą tai turi papasakoti, kodėl tu tai darai, kaip tu tą darai, kaip tau, galų gale, kaip tau sekėsi tai daryti, kokias tu vertės duodi, ir tada vartotojas arba tas žmogus, kuris įsigyja tavo tą daiktą arba juo naudojasi, jisai supranta, ką jisai gavo. Nes lygiai taip pat yra kitas triukas, čia visai prieš kokius gal metus ar pusantrų išlindo toks vienas, reiškia, garsus verslo, reiškia, guru, kuris atskleidė tikrąją iPhone'o vertę. Kad anot jo, išsiaiškinus ten visas gamybinį procesą ir visą kitą, tikroji iPhone vertė yra $12. Tai o kiek mes už jį mokame, klausimas, ir taip toliau ir panašiai. Tai vėlgi tas pats yra. Tai yra vienas dalykas yra, ką tu įsigyji, kitas dalykas, arba kiek tai kainuoja pagaminti, kitas dalykas, kas yra už to slypi, nes tu įsigyji ne vien telefoną, tu įsigyji ten krūvą įvairiausių dalykų. Ir fotoaparatą, ir komunikacijos priemonę, ir dirbtinio intelekto galų gale šiais laikais bendravimo priemonė, ir taip toliau ir panašiai. Ir dėl to tas tiek kainuoja. Žinai, kaip tave klausau, atrodo nieko čia naujo, nesakai apie tai, savo studentams pasakoja, seminaruose pasakoja, mes visi žinom, kad reikia pasakoti istorijos klientams, nes kitaip klientai nesupranta vertės ir pastoviai užduodam klausimus, tai kokia vertė, tai kokia nauda klientui, bet realybėje dažnai mes susiduriam su to, kad klientas nesupranta tos vertės. Ir kaip to atrodo, kame tos priežastys yra?
Dažniausiai tai vis tiktai, gerai, turbūt čia būtų du atsakymai į šitą klausimą. Tai vienas iš jų būtų tas, kad vienaip apie vertę buvo galima kalbėti iki visų pandemijų ir karų, kita dabar, kada tai jau yra visa, taip sakant, eigoje arba praėję. Ne? Tai mes apie dabar jau kalbam. Taip, taip. Tai iš esmės tai, kas įvyko tuo laikotarpiu, kada mes buvome uždaryti, apriboti ir visi kiti dalykai, tai atsiskleidė, apsinuogino tos tiekimo grandinės. Ir kai tos tiekimo grandinės apsinuogino, tu turėjai galimybę vieną ir tą patį daiktą įsigyti vienu būdu, jį pats ten sutelktiniu būdu įsigijęs su grupe žmonių atsisiųsti iš ten tos pačios Kinijos. Kitas atvejis, tai būtų ten koks, tarkim, dviratis, būtų kainavęs ten kokius $500 atsisiuntus ten visą konteinerį. Kitas dalykas, jeigu tu įpirktum Lietuvoje, jis kainuotų $1200, o jeigu dar jis turėtų garantiją ir ten palaikymą, servisą ir taip toliau, tai ko gero sumokėtum 2000, reiškia, eurų. Tai tos kainų tie skirtumai, iš tiesų jie ką sako, tai o kokiagi galutinė to daikto vertė? Ir tada, reiškia, va tas dalykas, tada, čia jau seniau buvo kvestionuojama, o kokia yra absoliuti ta vertė, kaip ją sužinot, kaip ją surast. Ir žmonės yra linkę bandyti įsigilinti, į tą pirminį daikto objekto vertę, neatsižvelgdami į viską, kas yra aplink jį. Nes dviratis, kuris yra jau atvežtas ir tu gali nueiti ir nusipirkti šiandien, yra viena kaina. Jeigu tu jo lauki ten porą-trejetą mėnesių, kol tą konteinerį atplukdo, jo visai kita kaina, bet tu ir lauksi, ko gero, visą vasarą, kol sezonas praeis. Ir taip toliau ir panašiai. Ir galų gale, jeigu tau reikės detalių ir dar kažko, tai bus visai kita. Tai vat, jeigu anksčiau buvo galima pakankamai aiškiai pasakyti, kad tas daiktas mažiau daugiau kainuoja, tiek, ne? Tai dabar to nebėra. Jau viskas priklauso nuo konteksto, nuo sąlygų ir netgi kai perki techniką kažkokią tai savo, tu, reiškia, matai, kad vieni parduoda ir tu tą turi ir šiandien eisi ir pasiimsi. Kiti sako, žiūrėk, mes tau atvešim per 2 savaitės. Kiti sako, atvešim per 3 mėnesius. Tai ką tai reiškia? 2 savaitės tai yra greičiausiai iš Lenkijos, o 3 mėnesiai tai greičiausiai iš Kinijos. Ir visa ir istorija, o daiktas lyg ir panašus labai. Ir tu renkiesi tada. Ja. O kaip tai siejasi su neiškomunikuota verte? Bet tas ir yra tada esmė, kad jeigu tu esi toj tarpiniai grandiniai, jeigu tu pats to daikto negamini, tu turi labai aiškiai papasakot žmogui, kodėl jis turi pirkti iš tavęs, o ne ten iš to gamintojo, kuris to daikto nei tikrino, kaip jis pas tave veiks, nei žiūrėjo, ar jis suderinamas, ar ten panašiai ir taip toliau. Ir yra krūva istorijų, jeigu pasižiūrėsit internete, kada žmonės atsisiunčia tos daiktus ten iš tos pačios Kinijos ar iš dar kažkur ir po to jie čia ir neveikia, ir veikia ne taip, kaip reikia, ir greit sugenda ir visa kita. Tai tu pirkdamas tą daiktą jau čia Lietuvoje arba, sakykime, ES teritorijai, tai jau daugiau mažiau esi garantuotas, kad čia greičiausiai viskas veiks. Tai va čia ir yra ta vertė. Tai čia yra ta vertė, už kurią aš atsiskaitau per, antkainį vadinkim taip, ne tik už patį atvežimą, ne tik už ten, sakykim taip, garantijas kažkokias, tai patikrinimą ir taip toliau. Tai va, čia. Bet tą reikia iškomunikuoti, nes jeigu nekomunikuosi, tai sakys, žiūrėk, o aš mačiau, jis kainuoja ten tiek. Kodėl tu man už brangiai parduodi? Mūsų laidos kontekstas yra apie mąstymo klaidas ir mes šiandien kalbam apie tai, kaip yra mąstymo klaida, kuris skambėtų klientas visada suvokia, kokią vertę kuriu. Kaip tau atrodo, kaip tu matai iš savo praktikos, kodėl kyla tokia mąstymo klaida ir kokias pasekmes sukuria, nežiūrint to, kad mes dabar jau pakalbėjom apie tai, kad vertę jau šiandien žmogus pradeda suprasti kitaip. Tai pagrindinis dalykas vis tiek yra vis tik tai, kad pagal nutylėjimą aš galvoju, kad tai, ką aš darau, kaip aš stengiuosi, visi turi žinoti. Tai taip nėra, tiesiog nėra. Žmogui
Šiandien dienai mes visi, kurie dirbame, reiškia, versle, dirbame ar ten toj pačioj komunikacijoj, ar rinkodarai, mes visi dirbame su dėmesio ekonomika. Visi prašo dėmesio, visiems reikia dėmesio, ne? Nu, ir tu turi tą dėmesį kažkiek tai gauti, norėdamas paaiškinti apie savo produktą, apie savo paslaugą teikiamą. Ir to dėmesio tas, nu, kaip sakyti, tarpas, kurį aš galiu skirti, jis yra labai nedidelis, nes, nu, tų reikalaujančių dėmesio yra daug. Ir tada klausimas, o kiek tu sudominsi tą žmogų su savo istorija, pasakojimu, reiškia kažkokiais tai faktais pateiktais ir taip toliau, ir tada ar aš sutiksiu už tai susimokėti. Tai va čia apie tai eina kalba. Ir šiandien dienai daugelis gamintojų iš tikrųjų turi nemažai problemų su tuo, kad jie tiesiog galvoja, kad nu, to gal daryti nereikia, arba žmogus pasiskaitys. Čia yra labai dažna frazė. Įlys į puslapį ir pasiskaitys. Kai tuo tarpu yra labai aiškiai įrodyta, kad šiandien dienai, ypač jaunoji karta, į puslapius beveik neužeina. Išvis neužeina. Ir tie puslapiai yra reikalingi ten tik vieną kartą pasitikrinimui, ar tokia įmonė egzistuoja, iš kurios aš ketinu pirkti paslaugą ar ten produktą ir kaip atrodo ta visa, reiškia, kuo jis ten užsiima. Tai ir viskas, o visa kita yra visai kiti kanalai. Sukuriu produktą, nepakankamai iškomunikuoju, arba man atrodo, kad tam tikri dalykai tiesiog yra savaime suprantami ir laukiu, kol nupirks. Kaip tau atrodo, o kokia psichologinė priežastis už to gali slypėti? Nu, aišku, yra tas labai toks aiškus noras turėti geriausią tą tokį sandorį, ne? Geriausią sandorį. Ir jis turbūt ateina iš labai giliai, dar iš tų laikų, kai medžioklė vyko. Tai tas geriausio sandorio poreikis, jis turbūt mus veikia ir šiandien. Ir mes bet kokią kainą norime įsigyti geriausią vertę už mažiausią įmanomą kainą. Tai turbūt čia, sakyčiau, taip. Labai gražiai tu pažiūrėjai iš kliento pusės, vartotojo pusės, kad norisi geriausią tą variantą ir norisi, kad manęs neapgautų, ne? O žiūrint iš gamintojo pusės arba iš verslo pusės, man atrodo, kad didžiausia tokia, nežinau, čia galima pavadinti psichologinė klaida, gal čia tokia mąstymo įpročio klaida, paviršutiniškumas. Mes dabar viską labai žiūrim paviršutiniškai ir mes tiesiog nebepasigilinam, ar tikrai klientas tai girdi, ar tikrai mes tą komunikaciją tiesiog bėgam, greitai darom ir mums atrodo, kad mums dažnai atrodo, kad mes gerai darom. Aš galiu papildyti Rasą viena tokia fraze, kurią čia kažkada išgirdau, čia ne mano, bet man labai labai patiko. Jeigu mes taip pardavinėtumėm, kaip perkame, mes tikrai turėtumėm daug mažiau problemų. Bet mes linkę pardavinėti vienaip, o kai ateina klausimas pirkti, mes visai kitus procesus naudojam, visai kitaip tą darom, visai kitaip priimam sprendimus. Ir jeigu tu, tai va čia yra apie tą skirtumą, ne, apie pozicijos skirtumą, tai jeigu tu sugebėtum atsistoti į kliento batus ir pasižiūrėti į kaip jis priima sprendimą, kaip jis prieina iki tavo prekės, kaip jis apsisprendžia, tai būtų vienoks kelias ir kitoks yra, nu čia bus va taip, aš jau viską žinau ir va bus tokiu būdu. Kai tu, Gintarai, kalbi, man norisi vis prieštarauti, nes man atrodo, ką tu dabar pasakoji apie kliento batus, aš jau tai mokiausi ISM turbūt prieš 10 ar ten 15 metų, bet tas neveikia. Nu, ta prasme, mes žinom, kad taip reikia daryti ir man atrodo, mes bandom tai daryti ir neveikia. Ir greičiausiai, kaip mes sakom, ta vat nuostata, vat veikia ta nuostata ir jinai veikia truputėlį tokiam neįsisamontam lygmenį. Galiu duoti pavyzdį, kad nebūtų abstrakcija, nes aš suprantu, kad abstrakcija, kada tu šneki ypač apie tos dalykus, jinai labai, nu kaip sakai, labai abstraktu, ne? Konkretus dalykas. Teko dirbti su viena, reiškia, tokia visuomeninė organizacija, kuri veikia iš aukų. Iš aukų. Nu ir su ja mes tiesiog buvom susitikę tokiai strateginiai sesijai, pokalbyje.
Ir, reiškia, jie sako, viena iš didžiausių mūsų problemų ten po visų, reiškia, išvardinimų, su kokiais iššūkiais jie šiandien susiduria, tai yra tai, kad, reiškia, mažai žmonių jiems aukoja. Nu ir aš sakau, tai gerai, tai žiūrėkit, tai paimkim dabar ir va pabandykim, vat visi čia sėdintis, nu paaukot po tos 2 eurus, vat jūsų tai organizacijai. Tai kas gavosi? Gavosi, kad ten iš tų susirinkusių rinkodaros ir įmonės tų pagrindinių specialistų žmonių ten koks 10-12, mes nesugebėjom to padaryti. Nes tai tiesiog nėra įmanoma. Nu va taip turint mobilų telefoną, sėdint kažkokioje auditorijoje ir, reiškia, vat padaryti tokį veiksmą yra neįmanoma. Kodėl? Dėl to, kad ten reikia nusikopijuoti, persikelti, pervesti, padaryti taip toliau ir, nu tai tiesiog nėra įmanoma. Ir tada vat per tokį pavyzdį tada tie žmonės supranta, kad atlikti auką jiems, nors aš labai esu dėkingas už tos organizacijos veiklą, bet atlikti jiems auką, nu yra tiesiog per didelės pastangos. Ir jeigu šiaip aš gal ir tą padaryčiau, jeigu tai būtų paprasta, bet kai tai nėra paprasta, tai nėra ir, nu, realu, kad tai bus daroma. Ir tada, kas iš to seka, tai iš to seka, kada jie išsibandė tą visą kelią, jie tada supranta, kad jie turi kažką keisti. Ir vėl mes apsukom ratą ir greičiausia vėl ateinam į tai, kad už to slypi paviršutiniškumas. Tiesiog mes paviršutiniškai žiūrim į tos procesus, kur yra su klientais. Ir mes dažnai pagalvojam, kaip klientas galėtų galvoti, bet mes nepadarom veiksmus, kaip klientas daro veiksmus. Ir dar mes vieną temą buvom su tavim bekalbėdami užgriebę, kad dar viena klaidos priežastis yra, kad mes sumaišome, kas įmonei vertinga ir kas yra klientui vertinga. Ir aš tikrai savo asmeninių patirčių nemažai turėjau, kad tu vis tiek kažkaip tai linkę žiūrėti iš įmonės, vat įmoniai vertinga, įmonė tai supranta, o klientui tai gali būti visiškai kitoks dalykas suprantamas. Tai visiškai taip, dėl to, kad klientai vertės yra, jis tą produktą perka dėl tam tikrų ar ten paslaugą, dėl tam tikrų verčių, dėl tam tikrų priežasčių, o dažniausiai įmonė yra linkusi pasakoti apie save, pasakoti apie savo produktus ir to nepateikti per vartotojo prizmę. Tai tas irgi yra be galo svarbu ir čia irgi yra abstrakcija, ne, nu, kurią turbūt irgi girdim daug metų, bet kai ateina klausimas iki to, kad ta pasiūla yra milžiniška ir mes esam tą pasiūlą seniai peržengę nu vien Lietuvos ribas, tai yra globalu, Europa, pasaulis, Kinija, ten kas tik tai nori. Tai tada, nu tu tada ir supranti, kad tau nebeužtenka vien kalbėti apie save, tu turi kalbėti tų žmonių, kurie ruošiasi iš tavęs pirkti kalbą ir jiems tą suteikti. Ir čia yra prie to pačio pridėčiau, kad pavyzdžiui žmonėms dabar didžiulė vertė, ypač tai jaunai auditorijai, yra socialinė atsakomybė, pavyzdžiui, kaip tokia, į kurios jie ieško ir kurios, pavyzdžiui, jeigu jie turi galimybę pasirinkti, kad gal tai moka net ir brangiau, bet moka tiems, kurie yra socialiai atsakingi, bet socialiai atsakingi, nu, apčiuopiamai, aiškiai kažkur tai, kur yra, nu, vat, šalia manęs, o ne tokiais atvejais, kada įmonė susigalvoja ten kažkokius tai rėmimus ar dar kažką, kurie niekaip nesusiję su jų veikla. Mūsų laida atėjo prie pabaigos, dar keletą minučių turiu ir noriu tau užduoti klausimą, kaip tu, kaip kūrybinių projektų visoks autorius, kokius duotum kelis tokius patarimus, kaip kurti kūrybiškai komunikaciją, kad gauti to dėmesio, kad ir mažą turpinuką. Nu, žinokit, turiu atsakymą savo, kaip man atrodo, kas yra labai svarbu. Tai šiandienai viskas, kas yra reklama, bet neatrodo kaip reklama, tikrai turi poveikį. Tai kitaip tariant, jeigu tu pateiksi dalykus, kurie žmogui bus naudingi, jeigu tu pateiksi dalykus, kurie jam bus įdomus, tai greičiausiai jis iš tavęs ir pirks. Bet tai turi būti susijęs su tavo veikla. Tai čia turbūt yra, nu, svarbiausias. Tai yra tas toks, nu, kaip pasakyti, informacijos pateikimas įdomiai iš savo srities, nesistengiant atvirai to reklamuoti. O aš dar pabaigai pridėsiu
reikia atsakyti į klausimą, ką reiškia įdomiai, ne? Nes kas tau įdomiai, nebūtinai klientai pasidomi. Taip. Tai mūsų laida atėjo į pabaigą. Mes šiandien kalbėjomės apie mąstymo klaidą versle, kuris skamba klientai visada suvokia, kokią vertę kuriu, bet dėja nesuvokta vertė tai nėra vertė. Ir matyt, kad šiandien mes per mažai dėmesio skiriame tam, kad klientai išgirstų mūsų vertę, tai yra vis didėjantis paviršutiniškumas visur.